Tai dabar mes avis atsivarėm į tvarto aptvarą, suvarysim į tvartą, uždarysim ir planas yra, sukonstravom, užsidarys duris ir avis ateis į tuneliuką ir po vieną avį iš to tuneliuko trauksim, kirpsim, tvarkysim nagus, ruošim, vienu žodžiu, tai va. Spa. Spa jo, ir Algis galės išbandinti pirmas tuneliuką. Tai va, tai va. O dabar reikia į tvartą suvaryti ir viską sudaryti, kad tunelėlis gautųsi, vienas iš vieno galo varys, kitas iš kito galo tiesiog trauks po avį ir kirpsim avis. Pats kirpsi? Ne, samdysiu paslaugą. Pliusai, minusai samdymo? Ką žinau, vis tiek visų darbų vienas neatliksi, o nu kaip, įranga vis tiek profesionaliai kainuoja nuo 1000, turi vis tiek ir sugaudyti ir tą. Nu, daug reikalų, o čia tiesiog atvažiavo, nukirpo ir išvažiavo ir nieko daryti nereikia. Laikyk. Gerai maitin. Nieko nemaitin. Žinai, galvoju, kad kaip man tai labai keistas, kaip kiti sako, o, čia, žinai, suleido škūdės, pavarė, pasidaugino, čia 100, žinai, nieko nedarau, nei kirminų, nei kerpų, ble, viskas pasaka. Natūra. Nežinau, ar įmanoma. Ne, aš asilą pardaviau, bet aš sakiau, jeigu asilą turėti, reikia jį mažai leisti. Bet šitas asilas, va, man šitą avį apgraužė, aviną, Apgraužė? Nu, va, pažiūrėk, kaklą nugraužė. Už kaklo pasiėmės, tipo nešiojo. Tai ten aviną dulkino, kaklą nugraužė ir va 2 avis, nu, kurias apdulkino jis, tipo. Kaip ir rami, bet nepatenkinti. Ne, jam, žinai, Stresas. jam geriau laisvė ir... Man irgi geriau, kai nereikia, čia, žinai, šitų nėra. Bet turi padaryti kažką. Čia. Nu, gerai. Tada viskas šauna. Ką būtent su nagais darot? Su nagais. Apkarpom, kad nebūtų išsreiti, žinai. Iškiau nusilaužė, kraujuoja. Na, tai reikia atidengti iki gyvnagio. Iki gyvnagio reikia atidengti. Per kartą metuose užtenka? Užtenk, jo. Ir šiaip kirpimų užtenk, jeigu niek nedarai iš tų vilnų, žinai. Kiti žmonės katrai daro, žinai, kažko nušvilnus. Tai kerp 2 syk. Kad nesusiveltam, žinai, tai, nu, gražiai. Ką jūs darot iš filmų? Mes? Nieko, iš tikrųjų galvojam daryti, bet kad žiūrim brangus, čia gaunas perdirbimus. Namo izoliacinė medžiaga. Jo, tai tevam apšilsinom. Ir kaip? Gerai, liuks. O nesvirda? Ne. O kaip reikia padaryti, kad šitą? Prasmirdėjai. Kad kaip paruošti? Ja. Nu, kaip taip pat kaip va tokį gamą čia lietum. Tai va tokį šūdą va sumeti ir viską. Tokį šūdą sumeti. Argi girdi? Va tokį šūdą sumeti. Su boroksu ten. Boroksas yra tokia medžiaga. O nesivysia nieks? Ką? Nesivysia nieks filmą? Nu, nieks, ne. O kaip būna, kai gaudyt reikia? Visi varai tvartą ir gaudai, ir bėgioji, šakinėjai. O čia įvariai vieną ir įsivilkai. Tai pagrindė su gaudymu ir problemų. Nu, ir jeigu kirpėjo nesuleisi. Jeigu žinių net. Jeigu pats išmokti kirpti irgi gerai. Nereikia samdyti. Tai reikia išmok gali, bet... Ai, žinau. Yra reikalų, tai išmok. Ir kur teikėt savo paslaugas? Ką? Kur teikėt savo paslaugas, padarysim reklamą. Kur teikiam? Kur išsakėm?
Visoje Lietuvoje. Visoje Lietuvoje. 8-6 rašykit. Nu, techniškas darbas. Techniškas, reikalaujantis, iš tikrųjų, ištvermė. Su laiku išmoks nebegalvoti apie tą. Atus dalyką. Apie turim kovoti. Lovargį ir dar kažką. Jos. Svarbu technika. Geri peiliai ir aviž. Kokis pasitaiko. Vieną ramiai, Vienas draugiškas, kitas nedraugiškas. Ką patartum pradedančiam? Nepradėta, ne? Nu, mažai kiekiai, kokios 4. Reik domėtis irgi apie tai. Ne per jėgą su jo melkto. Ramiai. Kiek daugiausia vilką Per dieną. Na. Dviese nukirpom 300. Avių. Lietuvio Vigenis. Puikiai sekas man su savim. Gerai sutarėm. Cigariuko algi trūksta. Cigariuką? Jau 3-4 supešiu. Apsukdo. Kad nežinodė. Aš? Ir kaip avis? Draugiškas apart poros didelių. Jos norėjo supažindinti mano veidą su pamatais. Ir kaip sekės? Sako, žiūrėk, atsinaujina. Jo, žiūrėk. Kas nutiktų, jeigu Algis tėkštų snukiu O ką jinai veikia? į pamatą? Aš nenorėjau, jos norėjo. Išsprendėm, draugiškai. Geriau su avim ar su aviena dirb? Matai, aviena nesispardo. O šitas gali biškį užduoti, ne? Jo, šeimos barangakmenį saugo. Ne, tai aš kai važiuosiu, man ten, žinai, nėra skirtumo.